Pokštas arba saldainis. Turbūt šią frazę esate ne kartą išgirdę. Spalio 31 dieną vyksta Helovynas. Tai yra šventė, per kurią vaikai apsirengę visokiam dvasiom, baubais, eina prašyti saldainių iš savo kaimynų, sakydami pokštas arba saldainis. Vėlinės yra švenčiamas lapkričio 2 dieną, o visų šventųjų diena lapkričio 1. Jos skiriasi tuo, jog vėlinės yra minimos, o visų šventųjų diena yra švenčiama. Ką darote, jeigu jūsų namą apsupa 50 zombių? Tikėkitės, kad tai Helovynas. Pasak krikščionių, visų šventųjų diena yra švenčiama, nes žmonės turi džiaugtis, jog jų mirusieji artimieji pateko į dangų. Kodėl skeletas neina į mokyklą? Todėl, kad širdis jam neleido. Tų, kurių artimieji nepateko į dangų, turi melstis ir prašyti Dievo pagalbos. Kodėl vaiduokliams tai blogai sekasi meluoti? Nes juos kiaurai galima permatyti. O vėlinės yra skirtos pagerbti savo mirusiuosius artimuosius ir uždegti ant jų kapų žvakutes. Ko vaiduoklis klausia kito vaiduoklio? Ar tiki gyvųjų pasauliu?